Taigi, mūsų smegenys turi tokį gebėjimą apdoroti informaciją tam tikrom grupėm. Ir tokia psichikos savybė yra pagal kažkokią tai tenais pagrindą, pagal kažkokią tai kategoriją, tą informaciją sudėlioti tam tikrus lygmenis. Tai reiškia, kad 3 kryptis yra mūsų mąstymo. Yra toks indukcinis, tai reiškia apibendrinimai. Nuo smulkaus prie stambaus. Nuo detalės prie stambesnės detalės, prie dar stambesnės detalės. Dedukcinis atvirkščiai. Stambų elementą smulkinam iki detalių. Stambi figūra smulkiau iki vienetų, iki elementų, iki atomų, iki molekulės. Ir tradukcinis, tai reiškia analogijos arba metaforos. Ir neurolingvistinio programavimo specialistui, NLPeriui, tai labai svarbu mokėti taip vaikščioti, taip laviruoti savo dėmesiu, savo mąstymu, savo prisiderinimų prie pašnekovo, prie situacijos dėl labai paprastos priežasties. Kiekvienas iš mūsų turi mėgstamą būdą. Vieni linkę apibendrinti, kiti linkę detalizuoti, kitiems labiau patinka tos metaforos, arba panašumai, analogijos. Ir kai tu pažįsti, supranti žmogaus polinkį, ką jis labiau linkęs, lengviau, greičiau, paprasčiau su juo susikalbėsi. Tai pirma. Antra, kad susikalbėtume, tai dar reikia suprasti, kokiam lygiai yra žmogus. Gali būti, kad jis, kaip sako, kalbėk su pirmoko kalba. Tai čia apie tą patį. Kalbėti tokiom kategorijom arba tokiom perspektyvom, tokiais žodžiais, tokiais įsireiškimais, kurie suprantami žmogui čia ir dabar. O jeigu matai, kad tau reikia ūgtelėti, tai tu pats prisiderink prie to žmogaus pašnekovo, prie to žmogaus to kalbėjimo manieros. Taigi, toks lankstumas, lingvistinis lankstumas, toks mąstymo lankstumas padeda greičiau rasti bendrą kalbą. O taip pat, jeigu puikiai įvaldytas yra raporto modelis, puikiai įvaldytas raportas, tai gali pašnekovą pakelti į norimą lygį, į globalesnius dalykus, į apibendrinimus, nueiti iki detalių, kiek tau reikia, arba patikrinti kažkokias tai analogijas. Kur šitas toks apibendrinimas ir toks detalizavimas, tas chunkingas labiausiai pasireiškia? Neurologiniai lygmenys, neurologinių lygių piramidė tokių principų ir sukurta. Smulkiausia dalis arba mažiausia dalis būtų aplinka, toje aplinkoje kažkas yra daugiau, tai yra veiksmai, elgesys ir jau elgesio apibendrinimas jau yra įgūdžiai. Kažkur iš įgūdžių arba įgūdžiai sudaro tam tikras strategijas. Tos strategijos ateina iš vertybių. Vertybių tam tikras rinkinys ir įsitikinimų sudaro identitetą. Ir taip nuo smulkiausio elemento aplinkos iki stambiausio elemento vizijos arba netgi misijos, kokia tai įtaka, koks tai vaidmuo yra pasauliui, to žmogaus arba tos organizacijos vizijos ir misijos. Ir atvirkščiai, globaliausias dalykas yra vizija, kas bus po 5-6 metų, ar ten po 10 metų, arba kaip norėčiau, kad būtų, tada einam žemyn. O kokia tai yra misija, koks tai yra vaidmuo, kas tai turėtų atlikti, kokiom vertybėm įsitikinimais jis turėtų vadovautis, kokios strategijos turėtų būti, kokie įgūdžiai turėtų būti, tada koks elgesys ir kokioje aplinkoje tai turėtų vykti. Tai šitas modelis, šitas toks apibendrinimo lygmenų elementas, jisai puikiausiai dalyvauja būtent neurologinių lygių piramidėje ir kada lengva šitą neurologinių lygių piramidę, šitą modelį perimti, kai supranti būtent tokį keliavimą aukštyn žemyn. Kad į aukštesnį lygmenį kildamas vis į platesnę kategoriją patenki ir į žemesnį lygį leisdamas vis į siauresnę kategoriją patenki. Tai toks laviravimas, toks lankstumas, prideda labai daug konsultantui, tokio jo universalumo atsiranda žymiai daugiau.